įsižeidė, o aš neįsižeidžiu, o manau, kad esmė čia ne skaičius, o tai, kad jie pripažino grobę vaikus. Parlamentarai svarstys, ar sausio 13-ąją paskelbti šventinę nedarbo dieną. Tokį pasiūlymą pateikė Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis. Jo teigimu, Laisvės gynėjų diena nusipelnė aukštesnio įvertinimo nei dabar jai suteiktas atmintinos dienos statusas. Šį pasiūlymą palaiko dalis parlamentarų, tačiau Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlymą ragina atmesti. Komiteto narių teigimu, sausio 13-ąją įtraukus į švenčių sąrašą gali išnykti tradiciniai renginiai, o jie esą padeda jaunai kartai puoselėti patriotizmą. Laisvės gynėjų dieną paskelbus laisvadieniu tarp pasiūlymų atsisakyti lapkričio 2-osios arba gegužės 1-osios. Pietų Korėja renka naują prezidentą. Rinkimai pirmalaikiai, nes balandį iš pareigų nušalintas konservatorius Jun Suk Jeulas pernai paskelbęs karo padėtį ir į parlamentą pasiuntęs kariuomenę. Aiškiu favoritu laikomas nušalintojo prezidento kritikas ir vienas apkaltos iniciatorių liberalas Lee Jae-myungas. Atsižvelgiant į apklausas, vienintelis jam mesti iššūkį galintis kandidatas yra iš nušalintojo prezidento partijos. Tapti Pietų Korėjos prezidentu siekia 6 kandidatai, bet vienos šalies televizijų ruošiamos grafikos rinkimų nakčiai atskleidžia. Tai lenktynės tarp 2 žirgų iš 2 pagrindinių partijų. Mėlynas partijos spalvas ginančio liberalo Lee Jae-myungo ir raudonas ginančio konservatoriaus